Tai anstate rektoriau ir bus ta naglio sistema, Tas naglis, jo tvarko, kurie reiškia atskiros dalys, atskiri kaskadai, ruošiami atskirose dabar laboratorijų paskiau auginama Belgijose, lazerinį sklypą, su kurio galima prašauti tanko šarvą. Reiškia, va čia yra neodinio stiklo lazerinis aktyvus elementas. Aplink jį apdedamos lempos blikstės ir, reiškia, lazerinio impulso metu yra apie 1000 džiaulių iš jų išeina. Ir tas 1000 džiaulių sufokusuotas jis gali pramušti plėninį šarvą. Čia iš senų laikų dar likęs dabar. Ir jau baigiam visiškai įsirengti, jau studentai darbuojasi, visiškai gerai sekasi daryti tokius mažus objektus, kaip pavyzdžiui lęšius dabar su tokiais darom. Lęšis maždaug, kurių maždaug 50 galima pasakyti. Padaryta dabar nėra ta tokia sistema, kad tu nesvarbu taip pastatai, jis pasuka tą pluoštą, kad orientuojasi pagal kažkurį kraštą, sakykime, pati tokia sekimo sistema, kaip padaryta. O sakykit, jūs vis tiek, kiek iš to pripasakojate? Aš pagalvoju, jūs dabar vaikų medžiagą metinėje ataskaitoje, užsakomieji darbai.